Pasiklausykite ištraukos iš Šventosios Evangelijos pagal Luką, kurią girdėsime ateinantį sekmadienį. Anuo metu apaštalai prašė viešpatį: sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: tuojau sėsk prie stalo? Argi nesako: prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite: esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Tai viešpaties žodis.